ką mes kalbėjom, kad sakai, aš esu pirma moteris Lietuvoje, kuri taip garsiai kalba. Tai vienas dalykas, aš tikiu kažkokiais dalykais mums likimo nulemtom misijom, gal čia ir yra mano misija gyvenimo. Ir kitas dalykas, aš labai daug sulaukiu iš aplinkos, nu kam tu skalbi tos skalbinius. Ir man ir dėl to tos moteris ir tyli. Ir tai yra labai patogu. Nes ar man yra lengva apie tai kalbėti? Nu dabar jau kai turbūt duodu 8 ar 10 interviu, turbūt nebe taip sunku, bet patys pirmieji tai buvo beprotiškai sunkus. Dabar jau visa aplinka suprato, kad aš apie tai kalbėsiu ir nesustosiu kalbėti ir mano tikslas yra, kad mūsų iš esmės sistema išjudėtų. Ir ta prasme, čia nėra vienkartiniai pokalbiai, kur atėjau, pasirodžiu ir visą kitą. Ne, aš turiu labai ilgalaikių planų, kur yra surašyti raštai ministerijom, daugam, kad ta prasme nustotų moterį šitoj vietoj kažkur menkyti ir galų gale pradėtų valstybė joms padėti. Nes kai kelia klausimus, kodėl toks mažas gimstamumas Lietuvoje, tai moteris iš viso nebegimdys. Nu, iš esmės, nes jeigu tu esi, tarkim, visiškai priklausoma nuo vyro, tai būtina jums iš karto pasirašyti sutartis, kas būtų, jeigu jūs pastojate, kad jūs turėtumėt vaiko išlaikyti. Jis, žinot, aš pasakysiu taip, jis tiesiog labai mane apgavo. Jis tiesiog labai mane apgavo ir aš kai sakau moterim, nu, nereikia slėpti to vyrų elgesio. Vienas dalykas, kad savo, aš aišku, jisai turbūt čia sėdėtų, tai jis kitą istoriją pasakotų, nu, iš esmės, bet iš tikrųjų tai aš buvau apgauta, nes jisai apsimetinėjo tuo, ko nėra. Jisai derinosi prie mano gyvenimo būdo taip, kaip aš gyvenu. Kviesdavo mane į brangius restoranus, dovanodavo brangias dovanas, pasikvietė pas save ten į Tenerifę, ten ar 2 ar 3 savaitės buvau, net nebuvau ištraukus savo piniginės, visur už viską moka, visur kviečia, čia mašiną palikti, nu ta prasme jisai duris atidaro, išlipa iš mašinos, duris atidaro, kada aš esu Lietuvoje, jisai Tenerifei, pas mane duris nuo bolto neužsidaro, tai atsiųstas pyragas, tai gėlės, tai knygos, amžinai kažkoks dėmesys, ar tu sandrelė šiltai apsirengi ir taip toliau, tai jisai tiesiog buvo labai geras susidėliojęs planą apgaulės, nes jisai toksai nėra. Manai, kad jis to sąmoningai taip daro? Tai vienareikšmiškai, nes tu meluoji. Jeigu nes tu dabar esi sako, kad taip kaip tu gyveni, tai aš tai taip negyvenu. Tai palauk, tai kodėl tu mane kvieti į brangiausią Vilniaus restoraną, jeigu tu jį niekada nesilankai? Tai tu ir sakyk, Sandra, nu tu ten vaikštai, bet žinok, aš tai ten nevaikštau. Tai tu man turėjai duoti pasirinkti. Ar man tinka tada ten sėdėti kaime ir valgyti virtą kiaušinį? Gal man tinka, bet nu tu turėjai man leisti pasirinkti. Ir tu turėjai parodyti toks, koks tu esi. Kodėl tu man dovanoji dovanas už 1000, o paskui, kai reikia pirkti vaikų vežimą, tai tu sakai, kad jis yra per brangus. Bet nepažįstamai moteriai dovanoti deimantus, kurie 1000 kainuoja, tai tau netrodo per brangu. Bet vaikų vežimą pirkti tau per brangu. Ir atrodo, kad nereikia. Ir tu siūlai vaikui pirkti daiktus dėvėtus iš Vintedo, bet tu moteriai perki bliūdą Valentino dienos proga už 400. Tai kaip tada pavadinti, kad tu netikslingai norėjai ją suvilioti? Tu norėjai ją suvilioti. Tu norėjai parodyti, kad jinai turės tokį gyvenimą su tavim, kokio iš tikro neturės. Ir man tas pasakymas, sakau, aš kaip išgirstu, kaip man pasako, tai mama neleidžia matyti vaiko. Nu, sakau, nešnekėkit šitų nesąmonių, negaliu klausyti. Nes neįmanoma neleisti matyti vaiko. Vat mes, pavyzdžiui, negalim priversti jų lankyti vaiko. Negalim. Bet mamai neįmanoma neleisti matyti vaiko tėvui, nes pas mus visos instancijos palaiko tėčius. Ir ta prasme, jisai niekur nėra krypęsi ir aš kaip paprašiau, kad jisai būtų daugiau su vaiku, tai ten iš viso prasidėjo kitos melodramos. Labai yra įstrigus vienos moters žinutė. Nu, aš kaip suprantu, jinai yra vyresnio amžiaus, labai jos buvo trumpa ir jinai man parašė, Sandra, jūs priėmėt labai teisingą sprendimą, nes aš prieš 50 metų priėmiau neteisingą ir iki šiol gailiuosi. Tai čia nėra pralaimėjimas, čia yra drąsa būti savim ir norėt būti laiminga. Man labai gerai pasakė mano terapeutas, sako, žinai, kas labai pasisekė Lietuvos vyram. Nes lietuvės moterys yra super gražios, protingos, šeimyniškos, viską jos gali pasidaryti. Ir žinai, kas sako, jų yra nulinė savivertė, žemiau plintus. Ir mes galvojam, kad, pavyzdžiui, jeigu moteris viena augina vaiką, kad čia jai yra gėda. O jeigu jau ją vyras paliko, tai čia iš viso gėda. Bet ne, čia ne moteriai gėda. Čia tam vyrui yra gėda. Aš juokauju, sakau, reikia sukurti Facebook'e grupę Lietuvos tėvelių top 10 000.
Nes aš tiek gaunu žinučių ir istorija ta pati, tik vardai kiti, nereikia jų slėpti, neslėpkite ir neginkite jų prieš draugus, prieš visuomenę, sakykite taip, kaip yra, jūs esat šaunuolės, jūs vienos tvarkote su viskuo, ką turėtų tvarkytis du žmonės. Čia jūs esat vertos didžiausios pagarbos, esat šaunuolės ir kiekvieną sekundę tą atsiminkit.